Čia radio stotis Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laidą. Kalbuosi su grupės Dar įkūrėju, meno vadovu Arvydu Martinėnu Vudžiu. Labas, Arvydai. Sveiki visi, labas Vidai. Labai gerai pristačiau, ar ne? Viskas tvarkoja. Jo, kaip meno vadovą. Taip, tai įvairiausių veiklų yra iš tikrųjų pas tave, apie viską, manau, mes ir pasikalbėsim. Juolab, kad tikrai toks naujas labai smagus kūrinys yra vasariškas išleistas, tai apie jį truputėlį vėliau. O dabar aš visų pirma norėčiau grįžti labai į praeitį, tą laiko mašiną nusikelti ir visų pirma paklausti štai tokio klausimo. Kaip viskas prasidėjo su dainavimu ir kada tai buvo, prieš kiek metų? Oi, tai čia jau buvo labai senai, net sakyčiau, paauglystėj, vaikystėj, pas mumi į klasę atėjo vienas toksai mano, kaip pasakyti, vienas naujokas ir jisai grodavo pianinu, reiškia. Ir man tai patiko, kad aš galvojau, blemba, gal pabandyti pamuzikuoti. Mes susidraugavom su jomis, ten man pradėjo rodyti tai akordą, tai kažkokius muzikinius pagrindus, tada nusipirkau gitarą, tada papuoliau į muzikos konservatoriją ir tada tik tai prasidėjo mano bandymai dainuoti. Ir mes sugalvojom, kad mums vasaros metu, kad turėt muzikavimo tokios patirties, tai išėjom groti į gatvę. Aha. Ir grodavom prie muzikinio teatro ir dainuodavom populiariausias visas to meto dainas. Tai ten ir Andrių Mamontovą, ir Deivis buvo tuo metu ant bangos, ir Gytį Paškevičių, ir daugybė kitų. Ir žodžiu, per tas gatvėj dainavimas, be jokių mikrofonų, be nieko, tik su gitara. Tai ir buvo toksai, sakykime, pradinis mano toksai jau rimtesnis muzikavimas, va taip gal pasakyti. Bet tai daug kas nuo to ir pradeda, nes tikrai ne vieną atlikėją pažįstu, kas va taip pradėjo irgi gatvėje dainuoti ir... O nebuvo? Tai šiaip gatvėje tai labai gerai net tą scenos baimę įveikti, nes iš tikrųjų pirmi kartai, kaip tik tai grojom su gitara, tai net nedainavom, tik tai brūžinom akordus ir galvojom, žiūrėdavom, kaip ten kas reaguoja, kaip... Jo, dainuoti pradėjau tikrai ne iš pirmo karto, kai gatvėj pradžioj tik tai instrumentus, tik su instrumentais grodavom, o dainuoti pradėjom šiek tiek vėliau, kai jau labiau įsidrąsinom, kai jau ne pirmas kartas jau atsisėsti prie žmonės, kai jie vaikšto, mes grojam, ta muzika skamba, o vokalo dar nebuvo. Paskui tik tai įsidrąsinom ir pradėjom dviese mes su tokiu kitų kursioku Tomo grodavom, tai jis dar birbininkas buvo, tai su birbinė grodavo, tai mes labai gerai leisdavom ten laiką toj gatvėje. Tai man tai labai patikdavo, aš kažkaip užsikabinau ant to. O tas kolega, dabar man įdomu, ar liko kažkur irgi scenoje, ar ne? Atsiprašau, neišgirdau. Tas kolega Tomas berods, ar ne? Ar liko scenoje toliau, ar ne? Ar kitais keliais pasuko? Jisai nuėjo daugiau prie garso režisūros, prie sakykim, tokio techninio daugiau darbo, o aš kaip ir likau scenoje. Nes taip jau būna, kad vieni pabando, tiesiog lieka, kiti ne, gal tiesiog čia toks, kaip tas Rimas Šapauskas pasakęs, reikia gimti didžėjumi, jis pasakęs, tai aš sakau, dainininku turbūt irgi, ko gero, turi būti duotas tas talentas, ar ne? Mes šiaip su kolegom labai diskutavom šito klausimą dėl šito.
iš tikrųjų atlikėjo, dainininko darbas, tai, man atrodo, vienas iš sudėtingiausių, kadangi tai jisai labai nepastovus, labai daug reikalaujantis investicijų, nuolatos turi keistis, kažkokių naujienų siūlyti klausytojams ir sunkus darbas. Čia jau tikrai turi turėti pašaukimą ir beproto didelį darbštumą, kad galėtum tą dirbti. Tiek ir fizinį pasirengimą netgi, sakyčiau. Tai, pavyzdžiui, šį savaitgalį dabar yra 4 koncertai, tai po 2 kiekvieną dieną. Tai atrodo kas čia tokio, bet kai reikia atstumus didelius nuvažiuoti, kai dar karšta už lango ir tie balsai, man ypatingai, man geriau minus 20 negu plus 30. Kaip ir man, iš tikrųjų, taip. Nes, balsas yra irgi ne robotinis, o mes dainuojam tik tai gyvai visą laiką. Galiu truputėlį paguosti, pasižiūrėjau sinoptikų informaciją, savaitgalį atvėsta. Jo, tai čia mums tik tai į naudą, aišku, žmonėm gal nelabai, bet man kaip atlikėjui ir būtent pagal mano organizmą, tai man geriau, kai šiek tiek vėsiau, o žmonėm tai, aišku, norisi saulės, norisi jūros, tai va ir būsim pajūry, taip pat galiu dar net pakviesti į Dreverną, į Vėjo festivalį, mes ten pasirodysim apie 9 valandą, tai labai kviečiu ir labai tikimės, kad bus gražus koncertas. Grupės dar, ne? Koncertas bus. Jo, taip pat, ten bus jungtinis koncertas, o taip pat kviečiu į Juknaičius. Tai Juknaičiuose bus 22 valandą koncertas šeštadienį. Tai labai irgi kviečiu, ten jau bus mūsų pilnas koncertas, valandos. Tai irgi tikime susitikti. O žinau, kad mūsų klausytojas yra iš Juknaičių, skambina čia karts nuo karto į eterį. Tai jau štai ir žinau, kur tie Juknaičiai. Taip, o dabar norėčiau truputėlį aš paklausti apie tai, kaip ten viskas atsitiko, irgi prieš daug metų, tas pats patekimas į realybės šou Kelias į žvaigždes. Tai pasirodo, čia viskas prasidėjo kur kas anksčiau, paskui jau tas kelias, ar ne, buvo į tas žvaigždes? Tuoj sekundėlę. Aha. Taip, į Kelias į žvaigždes, kai papuoliau, ar ne? Taip. Iš tikrųjų ten buvo tokia istorija, kad mes turėjom tokią grupę Woody ir dainavom gyvai Kaune, ten vienam kitam renginukį dalyvaudavom ir buvo toks koncertas mokyklos salė ir man reikėjo aparatūrą sunešti į aktų salę, tai buvo 2 aukštas dažniausiai mokyklose, tai ir ten buvo 2 aukštas ir reikėjo didelės kolonėlės sutampyti, viską suruošti, sujungti, pagroti ir dar vos ne bilietus pardavinėti. Žodžiu, tokie buvo laukiniai laikai ir aš gavau nugaros traumą, reiškia, ir gulėjau mėnesį laiko lovoj ir būtent man begulint lovoj, čia buvo kažkas apie gegužės mėnuo, gegužės birželio ir aš matau reklamą per LNK televiziją, kad bus Kelias į žvaigždes, naujas projektas, muzikinis šou ir tiesiog, galvoju, reikia pabandyti užpildyti. Ir aš užpildžiau ir pamiršau. Aš ir kažkaip galvoju, kad čia gal nieks čia nepaeis, gal niekam čia neįdomu, reiškia, ir tiesiog prirašiau, iš vis net neatsimenu, beleką kažką ten užpildžiau. Ir po kiek tais laiko, po poros mėnesių man skambina. Aš kaip tik dar studiją buvau įsirengęs tokią namudinę. Mes su draugu dirbam, sako, labą dieną, čia iš LNK televizijos norim pakviesti į atranką. Jazau, galvoju, kaip fainai, aš tik tai susikroviau visus savo gitaras visas ir važiuoju aš į Vilnių. Nuvažiavau į Vilnių
ten buvo atranka ir, dar man buvo prakirsta barzda, žodžiu, su pleistru visas apibintuotas barzda prasikirtęs buvau kaip tik. Ir nuvažiuoju visas toks kreivas šleivas ir padainavau ten ir, žodžiu, taip ir patekau į realybės šou. Tai, jeigu taip trumpai. Na ir kokie atsiminimai, ar iš tikrųjų būtų patarimas, tarkim, kitiems, ar dalyvauti tokiame šou, ar ne? Jeigu vėl taip pat lygiai kaip buvo, tai aš nesvarstydamas iš karto dalyvaučiau 100%. Nes, buvo viena geriausių patirčių, geriausia mokykla, toks, sakykim, ir draugų naujų, ir pažįstamų naujų, ir, žodžiu, tik tai pliusai, ką galiu pasakyti apie būtent projektą ir realybės šou, tai bent jau mano atveju, tai tik tai pliusai ir aš kažkaip nesigailiu ir niekada nesigailėjau, kad nuėjau į realybės šou. Na ir po realybės šou, kaip tada viskas vyko? Po realybės šou tai buvo labai, labai geri metai, daug labai koncertavom, paskui atėjo antras projektas, tada buvo toks aprimimas ir trečias, kai buvo Kelias į žvaigždes jau sezonas, jau mes nuėjom į antrą planą, tie pirmieji, ir tada aš supratau, kad man žūtbūt reikia pačiam imti vadžias į rankas. Ir aš pradėjau labai, labai stipriai mokytis, labai, labai stipriai sėdėti studijoje. Dirbau prie kitų projektų televizinių su muzika, padėdavau aranžuotės daryti. Ir taip kažkaip tai stebuklingai išlikau. Nenuėjau kito darbo dirbti, tik tai prie muzikos man buvo įdomu, tai aš taip ir stengiausi, kiek įmanoma, išgyventi tą krizę, nes buvo paskui 2008 metų krizė, tai ten iš vis baisus dalykai buvo, dar paskolą turėjau pasiėmęs, ten vajazo. Tikrai buvo sunkus laikai, o paskui kažkaip viskas stabilizavosi, mes įkūrėm grupę dar su Grūdu kartu ir Anatolijum, paskui Anatolijus išėjo, priėmė merginas, ir taip susiformavo grupė dar mūsų po Eurovizijos ir papuolėm pas Baltijos televizijoje buvo toksai projektas Lietuvos muzikos legendos ir aš kadangi aranžuotės dariau, tai mes kažkaip taip netikėtai daug dainų tenai pateikėm į tą projektą, sudainavom ir taip susiformavo ta šlagerių kryptis. Lietuviški šlageriai, nes kaip tik buvo ir tuo metu dar ir Stasys Povilaitis gyvas, ir Hiperbolės dainų atlikom, ir Kernagio, ir įvairių kitų autorių, šito Gyčio Paškevičiaus. Tai, žodžiu, buvo toksai didelis bagažas kūrinių, būtent iš lietuviško muzikos to lobyno viso. Tai susiformavo tą ir pradėjo netikėtai mus kviesti būtent dėl šitų šlagerių. Ir pasipylė baisuliniai koncertų kiekiai ir tada prasidėjo grupės dar tas toksai žydėjimas, kuris iki šiol tęsiasi. Tai labai ir džiaugiamės. Na, iš tikrųjų, puiku ir kaip žinia, yra ir tavo būtent įkurta VU Records, ar ne? Irgi daug atlikėjų įsirašinėja, tai irgi jau... Jo, tai ta VU Records, ta mūsų ta viešoji įstaiga tokia, tai čia yra kaip ir mano kūdikėlis, aš kaip ir VUdžio įrašai, tai VU Records, reiškia, iš to ir susideda. Tai daugiau, sakykime, mano garso įrašų studijos veikla, ką aš veikiu, mes koncertus forminam ant įmonės, būtent viską sutartis darom, kad tvarkingai, gražiai pinigėliai keliautų ir mokesčius sumokėtume visus ir visa kita. Tai žodžiu, turim tą tokią
juridinį asmenį, sakykim, dar. O štai paskambino klausytojas Tomas ir sako, būtinai paklaus. Sako, muzika viskas gerai, man labai patinka, viskas labai tinka ir patinka, bet aš noriu paklausti apie kitus dalykus, tai yra apie ūkį. Kaip ten viskas su tuo ūkiu, sako, ar sveiki tie pomidorai, ten vėjai nenupūtė ir panašiai. Taip. Ūkis labai gerai, dabar buvo įstatyta lašelinė laistymo sistema ir automatiškai su telefonu galima palaistyti, bet kuriuo metu. O, nuostabu. Kokie geri laikai dabar, iš tikrųjų, aš pagalvoju. Jo, ir tikrai dabar yra technologijos, kuriam labai rekomenduotina naudoti, nes aš nelabai mėgstu tų tokių ūkinių darbų, tai jeigu įmanoma kažką padaryti, tarkim, laistymo sistemą, robotus, kurie pjautų žolę, tarkim, robotai siurbliai, kur valo langus, robotai siurbliai, kur grindis valo, robotai šitie, kurie langus valo. Tai mes viską turim, tiesiog, kad kuo mažiau save apkrauti visokiais buitiniais dalykais ir kad kuo daugiau liktų laiko šeimai, kuo daugiau liktų laiko kūrybai. Tai čia, jeigu tik yra galimybė, tai visiems rekomenduoju naudotis, nes tikrai labai palengvina būtent prie ūkio, prie namų, prie namo. Va dabar kaip tik šiuo metu saulės elektrinę montuoja pas mane ant stogo. Tai irgi, sakyčiau, toks palengvinimas ne tiek kiek buities, kiek finansinės naštos paskui bus. Bet tai aš taip suprantu, kad tas ūkis tai irgi toks kaip ir hobby, ar ne, gaunasi? Sakau, ar tas ūkis irgi gaunasi, toks mėgstamas dalykas, hobby? Čia daugiau gal žmonos, tai kaip hobis, aš ten, man, kaip sakant, gražu pažiūrėti, kažką padėti, prisidėti, o šitą jau ką sodinti ir kaip ką, tai jau čia strateguoja mano žmona. Tai dabar yra pomidorai, agurkai, česnakai, salotos, svogūnai, žodžiu, pagrindę šitie dalykai. Bet valgyti tai turbūt labai skanu, ar ne? Iš savo daržo. Taip. Iš savo daržo, tai nėra geriau, nėra skaniau, čia jokioj parduotuvėje negausi tokių dalykų. Tikrai taip. Na, dar norėjau paklausti, o šiaip, vis tiek, apie darbus vis kalbam, vasaros metas vis dėlto ir kai jau ateina metas, būna turbūt, kad jau truputėlį ir tą stogą rauna, taip liaudiškai sakant, tie darbai visi, kaip tada, pavyksta atitrūkti nuo jų ir, pavyzdžiui, kokios tos idealiausios atostogos, idealiausias poilsis būna? Oi, aš tai idealiausiai pailsiu, kai nieko neveikiu, grįžtu po koncertų ir tiesiog nieko neveikiu, kažką slampinėju ir man čia geriausios atostogos. O šiaip tai esu darboholikas ir man kažkaip kaip visi sako, oi, aš čia pavargau, man reikia atostogų, čia kažką. Man nėra tokio jausmo, aš neturiu, aš kaifuoju nuo to, ką darau ir aš nepavargstu. Aš pavargstu galbūt fiziškai, bet tiesiog užtenka išsimiegoti, atsikeliu ir vėl aš puikiai nusiteikęs ir daugybę turiu idėjų, minčių ir tik laiko trūksta viskam įgyvendinti, o dar atostogos, jeigu tai išvis tada pritrūksta laiko viskam. Po atostogų grįžti, darbų krūvos. Sakau, po atostogų grįžti, tada darbų krūvos ir jau ten nieko gali nebespėti, ar ne? Kiek visko prisikaupė. Tai ir dabar man realiai galvoju yra daugybė darbų sukasi, kuriuos turiu padaryti ir tiesiog laiko trūksta baisiausia. Baisiausia trūksta laiko. Tai norisi, kad kažkaip, jeigu grįžtant prie tos buities, kad viską gyvenime taip susitvarkyti, kad to laiko turėti daugiau tiek ir šiek tiek poilsiui valandėliai tokiai, sakykim, atsipūsti nuo tokios įtampos, nuo tokio streso. Tai, bet nesakau, kad savaitėm aš čia planuoju kažkur kažką atostogauti, tai tikrai taip nėra. Aš jeigu atostogauju, tai aš labai trumpai, taip, po valandėlę, 2 atostogauju, išsikepu ant griliaus kažko, dar kažką
ir toliau grįžtu prie darbų, kadangi ir studija namie, ir šeima namie, tai man viskas po ranka, ir baseinas vaikam pripiltas vandens, tai viskas, žodžiu, gyvenam čia savo 12 arų žemės lopinėlį. Nu, puiku. Taip, tai dabar jau pokalbio pabaigai. Aš norėčiau paprašyti, kad pristatytum naujausią grupės Dar dainą ir truputėlį apie ją papasakom. Oi, šita daina, žinokit, jau yra pavadinimu Vasaros mergaitė ir ją jau yra kokie 9 mėnesiai, va, kaip kūdikėliui mūsų. Reiškia, jinai yra apie paskutinę vasaros dieną, apie išsiskyrimą, apie meilę ir labai džiaugiamės, kad žodžius parašė Justas Mamontovas ir būtent pataikė tai, ko norėjom būtent tos dainos. Tos dainos, kaip pasakyti, išpildė visą esmę, kaip aš nusinčiau demo, tai iškart pagavo ir iškart pataikė iš pirmo karto tekstą, tai kažkaip čia buvo ženklas, kad daina bus tikrai sėkminga, nes kai taip gaunasi be jokių pataisimų, tai yra labai gerai, reiškia, susideda kortos teisingai. Nu ir ką, ir tada buvo rugpjūčio galas ir galvojom vasaros mergaitė ir norėjom paleisti rudenį, bet paskui kažkaip tais vienas bičiulis paprotino, sako, gal jūs palaukit vasaros sezono ir tada bus vasaros mergaitė, vis tiek visi sies dainą su vasara. Ir kažkaip įsiklausėm, pamastėm ir galvojom, kad galbūt gerai būtų atidėti paleidimą dainos ir kaip tik dar nufilmuoti klipą Ispanijoje. Tai mes visi išskridom į Ispaniją, tenais pagaudėm saulę, jūrą, gražius vaizdus, tokią trumpą mini istoriją ir nufilmavom klipą. Ir dabar, kai paleidom, tikrai esam nustebę, ant kiek viskas sėkmingai mums čia klostosi. Labai džiaugiamės, kad labai gerų komentarų sulaukiam iš žmonių, daug labai žinučių, kas kažkaip nebūdavo taip, kaip kitas dainas leisdavom, o dabar tikrai labai toks didelis sujudimas ir labai džiaugiamės ir norim būtent šito tempo nepaleisti, jau ruošiam sekančią dainą. Ir kažkaip tais vilėmės, kad pagaliau turėsime ne tik tai šlagerius programoje, bet ir savo šlagerį, autorinį hitą. Tai labai kažkaip vilėmės tuom ir netgi prašom ir džiaugiamės, kad žmonės dalinasi tą dainą ir kad jiem patinka, tai net nežinau, ką čia daugiau pasakyti, tiesiog esam euforijoje šiuo metu. Labai gerai, aš irgi euforijoje, nes ką tik grįžęs iš Ispanijos esu. Ir apie tai čia ta kalba visa pasisuko, taip. Ir ta daina tokia tikrai vasariška, nuostabi. Aš visai netrukus paspausiu mygtuką ir pagrosiu ją čia tavo balso klausytojams. Vasaros mergaitė, grupė Dar. Taip, Vasaros mergaitė, grupė Dar. Taip, dėkoju Arvidai už pokalbį ir linkiu tau ir toliau sėkmės darbuose. Na, nepamiršk savęs ir truputėlį pailsėti, kaip ten išeina, kiek vis dėlto vasarą, bent jau kokį vandens telkinį, ar mėgsi maudytis? Taip. Nu, tai būtinai mes turim šalia Trakus, tai nuvažiuojam pasimaudyti, viskas labai super. Kibinai labai skanus Trakuose, iš tikrųjų. Be abejonės, taip. Taip, tai geros vasaros, gerų koncertų ir labai ačiū už pokalbį. Ačiū jums taip pat ir klausytojams taip pat geros vasaros, gerų įspūdžių ir mylėkit vieni kitus ir būkit saugus. Ačiū, iki. Ačiū. Iki. Naujiena. Ant jūros kranto mes sėdime abu basi ir bijom pajudėti ir tu labai graži. Tai paskutinė mūsų meilės vasaros diena ir saulė tuoj nusileis, bet dar turim naktį.
nukirs keliai. Vasaros, vasaros, vasaros mergaitė, ašaros, ašaros, tau kaip perlai krenta. Pabučiuok, pabučiuok paskutinį kartą ir pasilik širdį. Pelenė manesi, nors pasakom nebetikiu. Žinau, praniksi tu, vos tik saulei betekant. Laikau už rankos, akis sako, nepaleisk, kokia trumpa ši naktis. O širdį taip liūdna, liūdna, ir tas ruduo mums lyg bedugnė, į kurį abu įkrisim ir liksim amžinai. Vasaros, vasaros, vasaros mergaitė, ašaros, ašaros, tau kaip perlai krenta. Pabučiuok, pabučiuok paskutinį kartą ir pasilik širdį. O naktis jau geria rasą, tu plaukus supini į kasą. Aš žinau, kad tai mums reiškia, skiriasi keliai. Vasaros, vasaros, vasaros mergaitė, ašaros, ašaros, tau kaip perlai krenta. Pabučiuok, pabučiuok paskutinį kartą ir pasilik širdį. Vasaros, vasaros, vasaros mergaitė, ašaros, ašaros, tau kaip perlai krenta. Pabučiuok, pabučiuok paskutinį kartą ir pasilik širdį. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.